Vytautė Žilinskaitė. Viso pasaulio tetos. Vaidoto mama išvažiuoja. Pirmą kartą ji palieka sūnų vieną tokiam ilgam laikui, net 5 dienoms. Kiek mama susirūpinusi ir įsijaudinusi, tiek Vaidotas ramus ir išdidus, juk dabar jis kone išventinamas į suaugusiųjų luomą, jam patikimi namai ir leidžiama tvarkytis vienam visas 5 dienas. Tai bus pavydo draugams. Kaip gaila, kad mokykloje jau prasidėjo vasaros atostogos, būtų kuo pasipuikuoti prieš antrokus, o ir pati auklėtoja rimčiau jį pažiūrėtų. Šaldytuve visko prikrauta, būtinai pasišildyk sultinio, nepalik įjungtos viryklės, duris gerai užsirakink, nepažįstamų žmonių neįsileisk, stipriai užsuk vandens čiaupą, guldamas patikrink, ar visur išjungia elektrą. Per daug nesigarsink, jo gyveni vienas, prieš valgį prauskis rankas. Rodos viską pasakiau, ar ne viską, rauko kaktą mama. Viską, skuba patikinti Vaidotas. Vakare nepamiršk išvėdinti kambarį. Jau sakei, primena Vaidotas. O ar sakiau, kad palaistytum kaktusą? Sakei, viską sakei, ma, sunkiai atsidūsta berniukas. Jau tie suaugusieji, kai patys tokie užmaršus, tai mano, jog ir vaikai nieko neatsimena. Na tai lik sveika, sūneli, graudžiai atsisveikina mama ir glaudžia prie savęs berniuką, kad tik tau ko neatsitiktų. Beje, tau paskambins viena kita teta ir jeigu ko prireiks, tik duok joms žinią, be matant atskubės padėti. Ma, na kogi man gali prireikti? Ko neįsižeidžia Vaidotas, aš pats galiu padėti tetoms. Važiuok rami, puikiai mokėsiu manytis ir be tetulių. Tikiu, paglosto jam galvą mama ir pagaliau išvažiuoja. Vaidotas užrakina duris ir lieka vienintelis ir teisėtas viso buto šeimininkas. Pradžioje jis tiesiog apsvaigsta nuo laisvės, erdvės ir didybės, lyg kalakutas vaikštinėja iš kampo į kampą po visą butą, įsismarkavęs net supila puodą vandens ant kaktuso, kuris ir be to tik ką palaistytas. Paskui jis atidaro šaldytuvą, viską apžiūri naujomis vienintelio savininko akimis, krimsteli to, lyšteli ano, šio to gurkšteli, visai kitas skonis, kai valgai pats sau vienas. Ir vėl Vaidotas matuoja žingsniais kambarius, o jo žingsniai lyg platesni, lyg oresni, o kai panosėje užniuniuoja, tai pasirodo ir balsą esama storelesnio, ko ne boso. Berniukas dar sykį patikrina, ar išjungtos dujos, ar nevarva čiaupas, ar tualete išjungta elektra. Tada ramus sėdasi į kėdę ir atsiverčia knygą. Tačiau knyga Emilis ir jo žvalgai. Dar vakar tokia įdomi ir nuotaikinga, dabar pasirodo pernelyg vaikiška. Berniukas ima dairytis po lentynas šio to rimtesnio ir jo žvilgsnis užkliūva už knygos, kurią paliko ant rašomojo stalo mama. Tai eilėraščiai, o eilėraščių jis likščiol pakęsti negalėdavo. Tačiau dabar tai išsižiotų mama. Jis varto knygelės lapus ir lėtai, garsiai šen bei ten paskaito. Daug ko nesupranta, bet kai kas visai pakenčiamai skamba, o vienas posmas taip patinka, jog kartoja jį net kelis kartus, kol išmoksta mintinai. Iš okeano kyla vėjas, iš okeano pakraščių, naktis dainuodama atėjo, padangių vieškelių plačių. Sakyk, juodoji viešne mano. Ūmai sučirškė telefonas. Vaidotas neskubėdamas kelia ragelį. Jeigu anksčiau jis prabildavo alio, tai dabar kuo storesniu balsu tarė: Vaidotas klauso.
Sveikas, Vaidotai, atskrenda iš kito laido galo. Čia teta Aldona. Sakyk, mama jau išvažiavo? Išvažiavo. Ir tu dabar vienas? Vienas. Visiškai vienas, vieniausias? Negali patikėti teta Aldona. Visiškai vienas. Nenusimink, vargšelį, ima guosti teta. Kitiems vaikams, žinok, būna dar rieščiau. Pavyzdžiui, mūsų name gyvena mergaitė, kurios mama jau 2 mėnesiai ligoninėje. Ar gerai užrakinai duris? Gerai, atsako Vaidotas. O ką dabar veiki? Tardo toliau teta Aldona. Dabar kalbuosi su jumis telefonu. Pokštininkas, ką šiaip veiki? Skaitau knygą. O ką veiksi perskaitęs knygą? Valgysiu, o pavalgęs vėl skaitysiu, o paskaitęs vėl valgysiu, išberia Vaidotas. Labai gerai, nesupranta juokų teta Aldona. Sočiam daug ramiau ir šilčiau, tad eik valgyk, o jeigu bus baisu, tai paskambink man, aš ką nors suorganizuosiu, gerai? Viso gero, greit atsisveikina Vaidotas. O ko taip skubi padėti ragelį, tetos balsas nepatenkintas? Gal jau draugų prisivedei pilną butą? Nieko nėra, aš vienas, ginasi berniukas. Žiūrėk man, nes kaip mat suorganizuosiu patikrinimą, rūpinasi teta. Na, viso gero. Viso gero, net atsidūsta berniukas padėjęs ragelį. Jis vėl grįžta prie eilėraščių knygos. Tačiau poezija jau pabaidyta, lyg laukinė paukštė, ir nebenori grįžti atgal. Gal išėjus į kiemą, jau vakarėja, lauke šilta, girdėti smagūs vaikų balsai. Vaidotas skuba prie durų, bet jį pasiveja naujas telefonų skambutis. Čia tu, Vaidotai, atskrenda tetos Karolinos balsas. Aš nenorom prisipažįsta Vaidotas. Mamos nebėra? Nebėra. Tai tu namie vienas? Vienas, raportuoja berniukas ir vos susilaiko garsiai nenusižiovavęs. Kokie neįdomus ir vienodi klausimai, neįdomesni net už tuos, kurios mokytojas užduodavo per matematikos pamokas. O ką dabar veiki? Skrenda naujas klausimas. Skaitau, atsidūsta Vaidotas. Šaunuolis, pagiria teta. O vienam nebaugu? Nebaugu. Na ir puiku. Bijoti visai nėra ko, energingai pritarė teta Karolina. Taip ir toliau daryk. Skaityk ir nieko nebijok. Būk kaip generolas savo namuose, kaip laivo kapitonas savo kajutėje. Teisybę sakau? Teisybė, teta, beveik kariškai atsako Vaidotas. Labai gerai, patenkinta giria teta. Būk tikras grenadierius. Armijoje tokie vyrai iškyla iki generolų. Tu dabar skaityk knygas apie karo mūšius ir ne tik nieko nebijosi, bet tavęs visi bijos. Teisybę sakau? Teisybė, teta, aidu atsiliepia berniukas. Na, tu tikras eskadrilės vadas, visai netveria iš pasigėrėjimo teta Karolina. Lėktuvo šturmanas, su tokio aš nebijočiau pereiti skersai visą Afriką ir Arktiką. Juk tu nepabūgtum susikibti su baltaja meška. Ką? Nepabūgčiau, kartoja berniukas. Na, pagirūne, meiliai subara teta Karolina. Iš tavęs išeitų tikras piratų vadas, antras Dreikas. O dabar, teta prislopina balsą iki kuždesio, dabar nueik prie durų ir pažiūrėk, ar jos gerai užrakintos. Einu, sako Vaidotas, padeda ragelį ir patreplena vietoje. Durys užrakintos gerai. Tu vertas medalio, kunkuliuoja pagiromis teta. Ženk ir toliau su tokia narsa, nugalėk vienatvę, trenk nokautą baimiai ir būsi kosmoso užkariautojas iki pasimatymo. Iki pasimatymo kosmose, teta Karolina, nesusilaiko nepasišaipęs Vaidotas ir greit padeda ragelį. Pagaliau jis gali lėkti į kiemą, juk tuoj sutems. Bet, rakindamas iš lauko pusės duris,
jis vėl išgirsta pažįstamą čirškimą. Ar pasiuto tasai telefonas? Vaidotas įpuola atgal į kambarį, čiumpa ragelį. Sveikas, Vaidotėli, girdi pažįstamą lipšnų balsą. Įspėk, kas skambina? Teta, negali įspėti berniukas. Tetutė Onutė, mamytės jau nebėra? Nebėra, oi, vienas vargdienėlis, bet nenukabink nosytės, ramina tetutė Onutė. Juk tu berniukas, o ne mergytė su sijonėliu, tiesa. Tiesa, abejingai atsiliepia Vaidotas. Kuo tavo balselis toks negyvas, sunerimsta teta Onutė? Blogai jauties? Baisu be mamytis? Ne baisu, užginčia Vaidotas ir nesugalvodamas, kaip pasiteisinti, nejučia pameluoja. Aš prikimęs. Oi, visai susijaudina teta Onutė. Ko iškart nesakei? Turi tuoj išgerti aviečių arbatytės, tuoj, ir tik nesumanyk eiti į kiemą. Kaip mat pertrauks vėjelis, pasigausi bronchitą, o tada išlovyts neišsikapstysi. Pažadėk, kad niekojelis nekelsi į kiemą. Pažadu, murma Vaidotas, nemanydamas tesėti pažado. Tačiau rūpestingui tetutė net per telefoną užjunta jo kėslus. Aš patikrinsiu, ar tu neišėjęs, pagraso ji. O jeigu pagausiu, kad išėjęs, be matant atvažiuosiu, paguldysiu į lovą ir dar uždėsiu taurės ant nugarytės, supratai? Supratau, bejėgiškai atsidūsta berniukas. Tai įsipainioja. Tai bėk virtis arbatytės, paragina teta. Iki. Vaidotas padeda ragelį ir vos neverkia. Net kiemas užsidarė per tas tetas. Ir kas jį patraukė už liežuvio leptelti apie užkimimą? Pati teta patraukė, prikibo prie balso ir va. Berniukas sunkiai dūlina į kitą kambarį ir įjungia televizorių. Ekrane rodo įdomią ekspediciją į Naujosios Gvinėjos džiunglės. Vaidotas taip užsižiūri, kad pamiršta viską pasaulyje, net ir telefoną su tetomis. Tačiau tetos jo nepamiršta. Ir pačioje įdomiausioje vietoje, kai aborigeną užpuola tigras, telefonas vėl paleidžia čirškėsi. O gal nekelti ragelio, topteli Vaidotui. Klausau, vis dėlto atsiliepia. Ryga kviečia, su Ryga kalbėkite, paliepė telefonininkės balsas. Vaidotai, čia teta iš Rygos, šaukė tetos Editos balsas. Žinau, kad likai vienas, tai panorau tau paskambinti ir padrasinti, kad nieko nebijotum ir linksmai gyventum. Sakyk, ką dabar veiki? Televizorių žiūriu. Gerai, žiūrėk, tik žinok, kad per daug žiūrėti nesveika. Kenkia akims, perspėja teta iš Rygos. Mūsų name vienas berniukas žiūrėjo be saiko, tai dabar nešioja akinius 6 dioptrijų. O ką paskui veiksi? Valgysiu, sako Vaidotas. Gerai, valgyk, tik stenkis, kad būtų kuo daugiau daržovių ir vaisių. Visų balsų šaukia teta iš Rygos. Ar girdi mane? Girdžiu, kuo daugiau vaisių. Ir daržovių, plyšoja teta Edita. Ir dar nepamiršk sriubos, nes čia Rygoje vienas berniukas visiškai nevalgė sriubos. Tai gavo tokį apendicitą, kad net operacija nepadėjo. Niekas nepadėjo. Ar girdi? Girdžiu, niekas nepadėjo. Na, eik valgyti daržovių, tik prieš tai nusiplauk rankas. Liepojoje viena mergaitė prieš valgį neplaudavo rankų. Tai gavo tokią dizenteriją, kad lygi šiol negali išvaryti mikrobų. Ar girdi? Girdžiu, negali išvaryti mikrobų. Rygiškė teta pagaliau baigė ir Vaidotas vėl gali sugrįžti prie televizoriaus. Deja, filmas apie paslaptingą džiunglių gentį jau baigėsi, o toliau nebeįdomu. Nebežinodamas, ko nusitverti, berniukas be jokio tikslo spokso priešai save. Vėl į atmintį grįžta eilėraščio posmas, tačiau jį kartodamas Vaidotas pakeičia žodžius.
Iš okeano kyla tetos, iš okeano pakraščių, dainuodamos artėja tetos, su telefonais ant pečių. Berniukas karčiai nusijuokė, dabar jis telaukia vieno, kada ateis naktis ir telefonas su tetomis taip pat eis pailsėti. Nors gultis kiek ankstoka, tačiau jis ima klotis lovą, atsigulęs girdi tiksint laikrodį, už sienos grojant radiją, gatve pravažiuojant automobilį. Į berniuko širdį vėl sugrįžta vienatvės išdidumas ir ramybės pajauta. O kai miegas sulipdo jam akis, vėl pratrūksta telefonas. Šį sykį neįprastais, truksmingais skambučiais. O, šūkteli iš ragelio balsas su keistu akcentu. Čia Vaidotas? Taip, mieguistai iškužda berniukas. Yes, čia teta Palmyra iš New Yorko, praneša teta per vandenyną. Mama rašė gramatoj, kad išvažiuoja, tai pamislijau, imsiu ir padarysiu surprizą, tai nusidžiaugs nabagas, kai suveiks aparatas, yes? Yes, kartoja Vaidotas. Ar jau valgiai lenčą? Ha, ką aš kalbu, juk pas jūs dabar eveningas, o pas mus tik diena, koks gali būti lenčas, kvatojasi teta iš New Yorko. Vaidotas taip pat mandagiai nusijuokė. Na, good, duok galą pesimizmui, drąsina teta, bijoti nėra ko, tai ne mūsų sitis, kur gangsteriai ant kiekvieno žingsnio, bet jeigu kas siūlys pirkti cigaretą, sure neimk. O kodėl, stebėsi Vaidotas? Todėl, kad cigaretos su marihuana, aiškina teta iš už vandenyno. Seifo raktai pas mamą? Kokio seifo, visai suglumsta Vaidotas. Gal jis sapnuoja? Oh yes, jūs be seifo, good, susizgrimba teta. Tai sakai pas jūs naktis? Vidurnaktis. Yes, tai gulk į kanapą ir nieko nebijok. Dainuok sau zongus ir viskas bus all right. Arba vartyk komiksą, pasakyk mamai, kad pas mane viskas all right ir goodbye, atsisveikina teta iš New Yorko, o Vaidotas grįžta į vadinamąją kanapą ir gulasi. Atsigulęs regi tyvuliuojantį vandenyną tarp Europos ir Amerikos. Mato didelį sulig dangoraižių seifą, o ant to seifo atsistojusią tetą Palmyrą su marihuanos cigaretė burnoje. Staiga berniukas garsiai pats savo nusijuokė. Štai ir išsipildė jo perkurtas eilėraštis. Iš okeanų kyla tetos. Pagaliau jis užminga, neramiu, bugščiu miegu, laukdamas, kada vėl tyla periš telefono skambutis. Ir tik paryčiais jis panyra į tikrą miego saldumą. Rytas jį pasveikina ne pirmu aušros spinduliu, o nelemtuoju telefono žvangesiu. Pusiau miegodamas Vaidotas prišlitiniuoja prie aparato. Alio? Ar čia Vaidotas Kestutovičius? Rusiškai klausė nepažįstamas moteriškas balsas. Čia Vaidotas, išmurma berniukas. Och, balandėli, ima dūsauti nepažįstama teta. Žinau, kad esi vienui vienas, och. Atsiprašau, kas jūs būsite, teiraujasi sutrikęs berniukas. Aš tokia Olga Aleksandrovna iš Rizanės. Supranti, mudvi su tavo mama vakar skridome vienu lėktuvu. Ar supranti, balandėli? Suprantu. Taigi tavo mama man ir pasakė, kad likai vienas. Aš paėmiau tavo telefono numerį, nes pati dirbu telefonų stoty. Tai sakau sau, imsiu ir paskambinsiu vienišam balandėliui, pasakysiu, jog mama laimingai atskrido į Rizanį, taigi gali nesijaudinti ir toliau augti sveikas ir didelis, kaip tikras pionierius. Juk tu pionierius, taip?
Dar ne, aš tik antrokas, aiškino Vaidotas. Nu tai nieka, valandėlį, nenusimink, dar bus ir pionierius, ir komjaunuolis, viskas prieš akis, tik auk būk didelis ir nebijok pasilikti vienas, Kęstutį Vaidutovičiau, guodžia teta iš Riazanės. Kaip gaila, kad negaliu tavęs pavaišinti savo keptais pyragėliais su kapustų įdaru, bet vasarą būtinai atvažiuosiu į svečius ir atvešiu pyragėlių su kapustų ir bulvių įdaru. Pirštelius apsilaižysi. Apsilaižysiu, kartoja iš mandagumo Vaidotas. Negi sakys, kad nėra jam bjauresnio valgio, kaip pyragėliai su kopūstų įdaru. O dabar lyg sveikas, drūtas ir ramus, atsisveikina teta iš Riazanės. Pakentiek balandėlį, dar tik 4 dienas, tada galėsi šokti kazačioką su savo mama. Vaidotas atsisveikina ir deda ragelį. Vėl grįžta į lovą, sunkiai dūsaudamas gula į patalą ir ima su siaubu galvoti apie likusias 4 dienas, pilnas telefono skambučių ir tėtų, viso pasaulio tėtų. Staiga jis pašoka, atidaro patalinių skrynes, traukia vieną po kito pagalves ir deda jas ant telefono aparato, kol sukrauna visą kalną, pro kurį joks čirškimas neprasibraus, o kraudamas garsiai kalba. Tetos, jūs labai geros, labai puikios, labai rūpestingos, labai. Skambinkit man, skambinkit tetos, iš viso pasaulio skambinkit. Ach, tetos. Ir giliai atsidūsta. Pabaiga.